Sveiki atvykę į kažkelintą epizodą, tai vėl sakau kažkelintą, todėl kad nežinau net kelintas čia bus, nes filmuoju epizodus tokiu ganėtinai nedideliu tarpu vieno nuo kito ir juos ruošiu, tai žodžiu, anyways. Dar toks biški net visas susinešiojo, dar neatsikėlęs normaliai. Truputį stipresnės kavos aš užsitaisiau ir šitas dalykas turėtų puikiai suveikti, turėtų atkelt. Be kavos dar parodysiu vieną dalyką, kuris man padeda atsigauti iš ryto, nes kažkaip vasaros laikotarpiu toks visas atsikeliu ir toks atrodo, kaip nežinau, aukštinės būna, akys dar užsimerkia, tai parodysiu, kas dar labai padeda atsigauti, prasme greičiau atsikelt. Tai vat viskas, sukalo avižas ir eisim prie kito dalyko. Nu ką, tai dar vienas yra būdas, kaip greičiau atsikelti, ne užkurti tiesiog energiją organizme ir smegenyse, tai vaikščiojimas. Tiesiog išeit pasirinkti žingsnių, pamėtyti lengvai, taip rankas į šonus, biškį kojas aukščiau pakelt ir tiesiog spartesnių žingsnių prasilėkti. Smegenys gauna deguonies, tiesiog ramybė. Pabuvimas pas gamtoje ir tiesiog toks apie nieką negalvojimas, ėjimas kažkur, tai labai gerai suveikia ir aplamai čia viena tokia iš mėgstamiausių rutinos dalių, bent jau mano ryto yra, tai tiesiog išeit pasirinkti truputį žingsnį. Ok, tai lekiam plėšį iš štangų. Šiaip jaučiuosi toks visai atsigavęs, stiprus, pilnas, toks tonuse. Tai pažiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Tai viskas, lekiam į veiksmą ir susitiksim padvalę. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking, in the young and the old, out on distant shores, making echoes in time. We'll be here forever. We never die. Hey, ho, hey, ho. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. Out on distant shores, making echoes in time. We'll be here forever, we never die. A son of Odin fears no man. With the power of Thor, we shall take this land. Today, we write our names in history. Valhalla awaits the brave. To victory! To victory!
Ok, kol keis pas mantą, tai papasakosiu greitai, kaip čia viskas praėjo ir kaip viskas jautėsi. Tai. Sek. Pritūpimas jo, pagaliau. Atsikeršinau, ką? Atrodo dar. Nuo štangos. Biškį valgo odą. Sušlapė maikė. Damba. Pritūpimo šiaip visai neprastas kardio, iš tikrųjų gaunasi. Visas šlapės. Tai va, bet labai džiugu pagaliau išėjo įvykdyti, ko nepavyko praeitą kartą 205 3 pakartojimam. Nice. Ja, dabar jaučiu, kad tobulėju, bet nejaučiu to tokio lengvumo jausmo, kaip anksčiau buvo. Ta prasme, tupiau tada su 200 ir liko, ta prasme, didžiulis rezervas. Didžiulis, ta prasme, nežinau dar ten kiek kartų būčiau patupęs. Dabar aš to rezervo jau toks nelabai ir turiu. Jo, tai įdomus tas pojūtis, bet kuriuo atveju negaliu liūdėti, ta prasme, čia kaip tik labai geras performances. Pasidariau rekordą, 2 šiaip rekordus, nes sekantį po to setą tupiau su 170. Tai ir ten kaip ir rekordas, nesutupęs be kofam po top setų tokio svorio, tai irgi labai džiugu. Tai nežinau, tikrai patenkintas performansu, jaučiausi stipriai, štanga jautėsi ganėtinai lengva, tiesiog pats pritūpimas reikalauja truputį daugiau tų pastangų ir tiek. Tai va, viskas, kimbam į darbus toliau. Ok, reziumuojam, tai blemba šitą dieną tai nenormali būna, jungia realiai iš vaizdo. Kojų pumpas toks nesvietiškas. Realiai likusią po to dienos dalį po šitos treniruotės, tai turiu vaikščioti ištiestom kojom. Neišeina sulenkti, atrodo, nuo to pumpo net sąnariai pliš. Eina savo. Viskas realiai pasibaigė, visas šlapės kaip po kardio. Sunkiausia realiai treniruotė šitą būna per visą savaitę, bet tuo pačiu ir labai smagu pumpuot kojas, smagu jas daryti, smagu tupt, dar smagiau kaip sekasi, tai jo ir nežinau, čia realiai ir pabaigiu, nes visas kraujas iš smegenų subėgęs tiesiog į kojas. Net sunku galvot. Tai čia su jumis ir atsisveikinu. Ačiū visiems, kurie pažiūrėjote iki galo. Jeigu nesunku, palaikinkit, paprenumeruokit, pakomentuokit. Ir viskas. Su jumis buvo Lukas ir iki kitų kartų.